šiandieną, kaip jau stebėjote iš video pavadinimo, filmuoju naują video. Taip, ilgai lauktų manų kai kurių. Tai October Favorites, arba kitaip spalio mėgstamiausiai. Tai šiame video aš aptarsiu 5 kategorijas. Tai yra mano mėgstamiausias rūbas, mano mėgstamiausias aksesuaras, mano mėgstamiausia programėlė, mano mėgstamiausias dainas šį mėnesį. Atsiprašau. Ir mano mėgstamiausia... Kas? Jėzu, pamiršau. Mano mėgstamiausia knyga. Taip, ir tikiuosi jums patiks šitas video, nes aš labai norėjau jį padaryti ir kadangi aš ilgai nekėliau, tai padarysiu tokį kaip bonusą prie kiekvieno video tokio favorite. Tai kadangi jisai bus kiekvieną mėnesį, pasitengsiu jį įkelti, tai padarysiu tokį bonusą, kad atskirą favorite kategoriją padarysiu prie kiekvieno video. Tai bus šio video kategorija bus School Supplies. Tai ta prasme School Supplies, kaip norit suprasti, tai yra mokyklos priemonės. Aš taip paaiškinčiau. Ir kartu su šito video prasideda naujas mano grojaraštis. Tai yra #favorites. Tai jau būt pavadinimas nuspėjamas. Ir tikiuosi jums patiks šitas mano sumanymas visas. Ir į šį grojaraštį aš kelsiu tokius video, ta prasme, tokius favorites, tai October favorites, paprastus favorites ir padarysiu kažkada tokį išimti ir tikiuosi jums patiks šitas mano sumanymas, kaip jau sakiau. O dabar žiūrim, ką turim. Tai pirmoji tokia kaip kategorija bus, aišku, rūbai ir mano mėgstamiausias rūbas šio mėnesio yra štai šis gepų džemperis. Man šiandien pinasi biškį liežuvis, nekreipiu dėmesio. Tai jis yra toks, aš jau ilgai pakankamai nešioju. Kaip pastebėjote, taip pat ir praktiškai per kiekvieną vlogą dėviu. Ir jis yra tokios mėlynos spalvos, tokios tamsiai, bet ne tamsiai. Ir su šiomis trimis raidėmis Gap. Tai kadangi aš jį pirkau iš Gap firmos, tai parduotuvėj, tai dėl to jos yra tokios trys. Taip pat su tokia kišenėlė, čia aš prisikišus, su tokia laisvėlėdėlė prisikišus. Dar jisai yra su kapišonu. Va. Tai jisai žiauriai minkštas, ne žiauriai, bet minkštas yra, švelnus ir man jisai labai patinka. Man patinka dabar džemperiai kažkodėl, tai dėl to turbūt jisai yra mano spalio mėgstamiausias ir aš jį labiausiai dėvėjau. Kitas iš mėgstamiausių kategorijos yra aksesuaras. Tai mano mėgstamiausias aksesuaras spalio mėnesį yra štai šie akiniai. Čia tikrai man nereikia akinių nešiot. Gal jau sakiau kažkurį vlogą, bet gal nesakiau. Neatsimenu, koks skirtumas. Tai va, tai šitie akiniai man žiauriai patogus ir tikrai geras aksesuaras ir su jais jaučiuosi rimtai, kad man reikia akinius nešiot. Aš man jų nereikia. Tai jie yra, nežinau, matysis per fotopalatą, tokios tamsiai mėlynos spalvos su baltomis tokiamis kaip spalvomis. Ką žinau, kažkas tokio. Ir štai, ir jie taip atrodo, kad tarsi ta mėlyna spalva šviestų ir man žiūri patinka. Ir daugelis žmonių mane pamatė sakinys, niekas neatpažino praktiškai. Nu ką žinau, gal jūs mane atpažinsit. Atpažįstat, čia aš. Tai va, tai čia mano mėgstamiausias šio mėnesio aksesuaras. Toliau mėgstamiausia knyga. O aš dievu šitą kategoriją, nes aš labai daug knygų turiu. Gal jau matėte per pirmą vlogą patį. Tai mano mėgstamiausia knyga šį mėnesį yra Oh my gosh. Bado žaidynės neapsinuojantis įtūžis 3 dalis. Aš dievinu šitą knygą. Jinai tokia tobula ir aš dar labiau laukiu filmų. Nes filmas yra toks. Ir gaila, kad rodys iš 2 dalių. Nes aš norėčiau viską pamatyti. Tai va, šitą knygą yra žiauriai faina. Kas neskaitė Bado žaidynių, paskaitykit. Bet jau čia daugelis matė filmą, tai laukit filmo, nes tikrai verta. Gal skaitėt knygą, gal ne, bet nesvarbu. Tai, va. Šita knyga yra tobula. Mano mėgstamiausia, aš ją skaičiau per mėnesį 2 kartus ar 3. Kažkiek kartų, žodžiu, skaičiau neatsitraukdama. Kita kategorija yra mėgstamiausia programėlė. Ir aš
ją parodysiu jums pasitelkdama savo telefoniuką pingviniuką. Aš jį taip pavadinau. Tai čia nieko asmeniško. Ir mano šio mėnesio mėgstamiausia programėlė yra No Crop fotografuoti. Tai štai taip atrodo jos viršelis. Ir paliksiu apačioje linką iš Google Play parduotuvės. Tai jeigu norite atsisiųskite. Tai labai gera programėlė ir aš ją jums labai rekomenduoju. Ir prieš paskutinę kategoriją šiame, kaip, ką žinau, video yra mėgstamiausia muzika. Tai mano 3 mėgstamiausios dainos yra Meghan Trainor All About That Bass. Labai faina daina. Toliau, kas mes ar Kašmės Garsas naktyje. Ir Ten Wolves Walking with Elephants. Tai šitos dainos yra va tokios va. Ir aš apačioje paliksiu visų linką. Aš čia paleidau kažką. Jo. Tai dabar einam į paskutinę kategoriją. Tai pati paskutinė kategorija yra Favorites School Supplies. Jo. Ir taip, mano School Supplies yra štai čia. Favorites. Tai Favorites School Supplies 1 yra štai šitie 2 penaliukai mano. Šitas yra iš Anglijos, šitas iš Lietuvos lygtais. Tai jie žiauriai faini ir viename iš tų penalų yra dar kitas mano favorite. Tai yra šis tušinukas. Aš jau dar naudojau mokykloje. Ir jis yra toks plonas, bet labai fainas. Tai va. Toliau iš School Supplies yra štai šitie 3 lipnus lipdukai. Tai jie yra trim kategorijom. To do, study and on test. Tikrai verta. Labai faini. Ir paskutinė mano notebook. Aš jau nenaudojau mokyklai, bet pasidariau. Ir tai va, čia aš užsirašiusi, kad čia yra my notebook. Čia kažkas nekreipia dėmesį. Čia homework rašysios, aš jau nesiniai pasidariau. Taip pat čia yra my planner šios savaitės ateinančios. O čia mano didžiausias darbas. Kalendorius. Nuo šių metų lapkričio iki kitų metų spalio mėnesio. Ir tiek kol kas turiu šitoj notebook, tai čia buvo mano favorite school supplies. O dabar einam į video pabaigą. Tai tiek visko, aš jau turėjau parodyti. Ir tikiuosi jums patiko šitas video, tai jeigu patiko, palaikykite, jeigu nepatiko, parašykite komentarus arba kažkur kitur, kur aš pamatyčiau, kad kodėl nepatiko ir ką aš turėčiau tobulinti. Kaip jau pastebėjote, patobulinau kokybę. Spėkit kodėl. Taip, nusipirkau mano fotoaparatą ir tikiuosi jums tai patiks, nes stengiuosi tik dėl jūsų. Ir taip, ir šiandieną tiek. Laukite kito mano video. Tai čia.